Ar kas nors iš jūsų pažįsta neįgalų trenerį? Aš tokią pažįstu. Štai ji tenai. Sustingimas matosi kūno, darydavau pagal galimybės, ką negalėdavau, visą laiką atlikdavau vaizduotėje pratimus. Po 2 metų vėl tenka apsilankyti. Tikiuosi gal paskutinį kartą. Gal. Nu ką, einam į vidų. O kalbu garsiai apie tai todėl, kad tai yra pats didžiausias, aš galvoju, mano gyvenimo kompleksas, kad mano fizinė būklė netitinka mano įsivaizduojamo trenerio įvaizdžio. Visą laiką man treneris asocijuojasi su tvirtu kūnu, gera fizinė forma, gali atlikti bet kokį pratimą ir jį parodyti. Deja, šito aš nuo 2010 metų neturėjau. Ir tai buvo mano pats didžiausias liūdesys, savivertės nebuvimas, pasitikėjimo savimi nebuvimas. Nenorėjau eiti į viešumą, labai retai būdavau. Ir labiausiai, aišku, liūdindavo tada, kai ateina pas mane moterys ir man reikia parodyti pratimą ir aš jo negaliu. Ir aš turiu, jausdavausi labai blogai, kada rodau pratimą, oi atsiprašau, aš truputį negaliu padaryti, aš tai paaiškinsiu arba parodysiu ant jūsų, nes čia man truputį sąnarius skauda ir moterys nežino mano istorijos, jos pas mane ateina, aš negaliu parodyti, išbaigti iki galo pratimo ir tas mane viduje, be galo, sakysiu, plėšydavo. Bet kas suteikdavo jėgų, tai kad šitą darbą aš labai myliu. Šitoje pačioje įstaigoje man buvo pasiūlyta pakeisti darbą, atsisėsti prie stalo, ramesnis, mažiau judėti, sako. Bet aš niekada nesuabejojau savo pasirinkimu, savo kaip trenerės pasirinkimu. Ir niekada abejonės nekilo, aš tą žinojau, kad būsiu nuo paauglystės. Ir šitas žinojimas, šita meilė darbui, su pratimais su žmonėmis, tai yra mano stiprybė, aš galvoju. Ir be galo man pačiai padeda stiebtis, taisyti savo fizinę formą, kuri gerėja. Stengiuosi labai atstatyti ir aš vis tiek kažkada pasirodysiu geros formos, taip kaip įsivaizduoju, kaip turėtų būti. Todėl nežinau, ar sergantis treneris gali būti įkvėpimas, gali būti motyvacija, arba ar gali tokį darbą dirbti. Bet vieną tikrai žinau, ką darai su meile, manau, reikia ir daryti toliau. Todėl kompleksų mažėja, pasitikėjimas savimi daugėja, savivertė auga, palaikymo taip pat turiu daug. Todėl labai visiems dėkoju, kas pas mane lankosi, manimi pasitiki, patiki savo kūno problemas, su manim diskutuoja, mano patarimų prašo. Aš esu jūsų paslaugoms. Jeigu patinka, taip kaip aš šneku, mano požiūris, visą laiką galit kreiptis. Iki.